Labas, čia Keliauk su Sandra. Ir ačiū, kad sugrįžai į mano kanalą. O jeigu čia esi pirmą kartą, prenumeruok, nes tikrai atrasi labai daug geros informacijos savo kelionėms. Bendraukime Instagram ir jeigu kyla kažkokių klausimų, visą laiką susirašykime. Taigi šitas video būtent apie maistą Meksikoje antroji dalis. Valgėme ir argentinietiško maisto, ir braziliško, ir sushi, bet rodysiu pasirinkimus, ką galite rasti čia. Skanaus maisto, ar čia tik takos, ar viskas tik aštriai. Žiūrėkite video ir pamatysite viską ir labai daug skanių vaizdų. Taigi pradėsime nuo vakaro Samura restorane, kur mes praleidome Cancūne. Jis yra ne meksikietiškas, kaip matote, bet labai norėjome kažko gero, tokio lygio europietiško, gero vaibo ir skanaus maisto. Mes labai mėgstame sushi, todėl pasirinkome būtent šį restoraną, nes ir TripAdvisor jis buvo puikiai vertintas. Ir jis mums be galo patiko. Maistas buvo labai skanus, labai jaukia atmosfera, gera muzika, tą vakarą grojo DJ, labai skanus gėrimai. Ir apart tos vagyų mėsos patiekalo, kaina būtų buvusi labai adekvati. Čia mes užsisakėme keletą variantų sushi, vagyų mėsos, keptų prie vagrybių užkandį, kuris buvo be galo skanus. Čia sushi vakaras mums kainavo ne visai meksikietiškai, apie 150 €. Ir dar paminėsiu, kad čia rasite ir vaikų žaidimų kambarį, kas labai populiaru Meksikoje ir mums jis labai patiko. Ir vaikai ten tiesiog smagiai leidžia laiką su auklyte, su priežiūra. Ši vieta yra Cancūne, labai lengva susirasti per TripAdvisor programėlę, Samura Japanese Cuisine, ir čia tikrai labai skanus kokteiliai, nežinau, kai mes buvom tuo metu grojo labai faina muzika, buvo didžėjus ir labai skanus sušiukai. Taigi mūsų kelionė į Isla Mujeres, kaip matote, su šokiais ir margaritom. Buvom pasiėmę katamaran turą. Galiu pasakyti, kad kažkaip tikėjomės kažko įdomesnio, smagesnio, kadangi mes į Isla Mujeres buvom atvažiavę ir patys, atplaukę ir patys su keltu. Tai galim sakyti labai drąsiai, kad apsimoka patiems atvykti ir būti tiek, kiek nori, nes su katamaranu tave paleidžia ir realiai turi tikrai nedaug laiko ir tada reikia grįžti. O kai pats atvyksti, tai jaučiasi tas toksai tokia laisvė, gali pats savo spręsti, kada nori išvažiuoti ar nori pasilikti. Tikrai rekomenduojam patiems atvykti į Isla Mujeres, jinai nėra didelė, viskas beveik vietoje. Tai su vaikais ir su šeima nereikia niekur toli keliauti, labai apsimoka patiems. O čia mūsų laukia tekilos degustacijos. This one goes for $80 and I give you this one today as a gift. Oh, these are for you, so these will be 80 and that's it. Yeah, it's a gift. $80. O čia mūsų šeimos labai mėgstamas meksikietiškas maistas, patiekalas, tai vadinamas torta. Tai toks sumuštinis su meksikietiška kapota mėsa
kuris patiko ir mums, ir vaikams, ir mes juo tikrai labai dažnai ragavom ir valgėm, kai kur patiko labiau, kai kur mažiau, bet tikrai skanus dalykas. O šitų visų keptų dalykų irgi dažnai ragavom, labai patiko, dažniausiai rinkomės žuvį. O kadangi mes buvom apsistoję iš tikrųjų apartamentuose, kuriuose turėjom savo virtuvę, tai mes labai dažnai gamindavom ir įvairiausių patiekalų, ir smučių, ir vaisių labai daug valgydavom. Ir turėjom grilį, tai ten dažnai labai kepdavom barbekiu, Adrian kepdavo mėsą. Čia turėjom tokią labai fainą džakuzę, toj terasui būtent ir buvo visa barbekiu, tai čia vat Adrian jau šefukas mūsų kepa. Ir labai skaniai pavalgydavom, kadangi mes šiauriai mėgstam grilį, tai labai dažnai naudodavomės. Čia argentiniečių restoranas Holbox saloje. Viskas buvo taip skanu, kaip ir atrodo, ir dar labiau. Laikas vakarieniai, tai atėjom į restoraną netoli mūsų, Mandarina vadinasi. Žiūrėsim, kaip maistas, užsisakėm visą viščiuką pilną. Tipo, tie žmonėm pasidalinti ir savo, kad gali ir vaikam užtekti. Tai žiūrėsim, kaip gausis. Vakar mums čia labai patiko, bet tik kokteilių buvom užėję. Tai smėlį, kojytės, valgai. Taip, tikrai labai smagus vaibas. Žiūrėsim, kaip mums patiks. Šita vieta mūsų žavėjo. Tiek atmosfera, tiek maistas, tiek kokteiliai. Viskas buvo top aukščiausio lygio, viena geriausių mūsų lankytų vietų Meksikoje per 3 mėnesius. Taigi rytinis pasivaikščiojimas po tokios vakarienės buvo nerealiai skanu, labai skaniai pavalgėm, tikrai abu ten visi pirštukus laižėmės, kai buvo skanu, visiems iš tikrųjų ir pakako, tiesiog sėdėjom, mėgavomės akimirką, atrodė viskas taip nerealu, taip neįtikėtina, sėdėm tas laužas, smėliuke, kojos įkištos, kokteilius geriam, taip skaniai pavalgėm. Tikrai buvo kažkoks rojus. Na tai va, mes jau su šeimyna laukiam pusryčių, su kavyte, bet čia tai gyvenimas, žinokite. Labai smagiai. Ar galima įsivaizduoti, kad kada nors va taip galėsi sėdėti, kojytį smėlį, valgyti savo pusryčius ant jūros kranto. Nu, čia manau jau daugiau negu privilegija. Tai yra smagu, kad galim tai sau leisti. Ir linkim ir kitiems to paties. Strawberry? This is also strawberry. No. No? Plum? No. Orange? Fix? No, sí, para ello.
was that? This is called chilaquiles. Chilaquiles. Wow. Looks like nachos. Yeah. It's a very traditional Mexican breakfast. We have eggs, we have this tortilla, we have some sauce. I choose the green one. Is it spicy? Cream, cheese, tomato. No, it's not spicy. You can find the spicy, of course, but today, no, this is not. Food for la familia. Let's La go. familia. Un mango, por favor. ¿Quién quiere comprar coco? Kaip matote, darbų netrūksta, pardavėjų irgi netrūksta paplūdimiuose. Viską, ką jie gali, tą siūlo meksikiečiai ir ne tik. Ir čia prie mūsų priėjo argentinietis, kuris atnešė argentinietiškas empanadas. Tai aišku, kaip mes nepaimsim, nenupirksim, neparagausim. Ir labai visiems patiko argentinietiškos empanados. Įvairiausi įdarai, man atrodo, diena kainavo 2 eurai su pusė, kažkas panašaus. Ir štai mes ragaujam. Ir pagaliau ragauju empanadą Argentiną. Pravarė vienas bičias su dėže visokių tokių. Ir čia yra kaip kibinas, tik tai, kad argentinietiška versija. Labai daug visko viduj. Sūrio ir aplinkui ta tešla tokia irgi labai skani, bet labai plona. ¿Te gusta empanada argentina? Which one you have? Ham and cheese. Bacon. Na ir vakarienai pasirinkome takos, šį kartą šiek tiek įdomesnius. O, žiūrėk, gracias. Wow. Tik primenu, jog yra ir pirmoji dalis apie maistą Meksikoje. Ten yra labai daug informacijos tiek apie maistą restoranuose, tiek apie maistą ir jo kainas prekybos centre. Homeliukė kokią raidę daro. How is it? Is it good? Sveiki! Taigi šiandien išsiruošėm į argentinietišką restoraną. Aišku, Adrian pagamina namuose, bet norim kažką išbandyti. Visai netoli namų pasižiūrėjom ir rekomendavo beje viena šeiminė, kad yra labai fainas restoranas. Labai adekvati kaina, kiek jinai pasakė. Tai lekiam pasižiūrėti ir pabandyti, ką gero rasim. How you like it? Hey, can you try? Empanadas argentinas. Mira la cara, muriendo de hambre. Wow. Does it come to eat?
cheese. Oh yeah. Oh yeah. Looks like kibinas. Looks like. Ooh. Approved? Yeah. Ya está. Morcilla, mi amor. ¿Ah? Morcilla. ¿Qué dijiste? He's in paradise. Orgásmico. Finally, good meat. You want meat? ¿No está bueno? ¿Qué pasó? ¿Tú ves todo esto dulce de leche? ¿No te gusta? ¿No te gusta? No quería llevarte a casa. ¿Me dejas probar? No, güey. Wow. Ricazo, quiero otro. You want to try the best dessert in the world? This is alfajor. Okay, this is Argentinian. You want to try? Para. No too much. Poquito. Ay, ya. Now my turn. Just like that? Dame a mí un poquito. Oh, there. How is it? That's alright. Porquería. Hello. Tai va, kaip matot, vakarienė labai pavyko. Viskas labai patiko. Super ėmėm mixed meat plate. Tai buvo visokiausios mėsos gabaliukai ir kepti griliui. Argentinietiškas stilius. Labai patiko visiems. Ir vaikai valgė. I love you. Vaikai valgė ir mes prisivalgėm ir dar nešamės namo. Adri, show the box. You didn't manage. No, impossible. Žodžiu, nesuvalgėm, tai nešamės namo. Take away. Nes Adrian to jau dirba. Tai lėkiam namo. Bus pietum. Hola. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living Tai tiek šiam kartui apie maistą Meksikoje ir ne tik meksikietišką maistą. Jei turite bet kokių klausimų, draugaukime Instagram arba palikite komentarą, kas jums labiausiai patiko Meksikoje. Tikrai būtų įdomu išgirsti. Iki kitų kartų. Sekite kanalą, kur dar daugiau video.